Sveiki visi. Šiandien kalbėsim iš tiesų apie IT rinką ir kaip į tą IT rinką ateiti. Turbūt tai yra tas sritis, apie kurią daugiausiai yra mitų, kad tik matematikai, informatikai ir visiškai tiksliukai gali toje srityje dirbti, kad persikvalifikuoti ir apskritai kažką pakeisti jau kai tau virš 30 ar 35 yra nebeįmanoma, kad darbas IT tai yra visiškai sėdėjimas vienam prie kompiuterio ir pasaulio nematymas. Tai turbūt daug tokių mitų kiekvienam yra tekę girdėti. Šiandien pasikalbėsime apie tai ar tai yra iš tiesų tiesa, gal kažkurie dalykai yra visgi neteisingi ir panagrinėsim irgi tą temą, tai kodėl žmonės keičia profesiją, kodėl daugelis mato IT sritį kaip patrauklę, kaip ją ateiti, nuo ko pradėti, kokios yra sėkmės istorijos, o galbūt ir tam tikros istorijos, kurios padėtų nepadaryti tam tikrų klaidų. Tai šiandien svečiuose turim Jevgenijų Abdullajev, kuris yra partneris Vilnius Coding School ir taip pat Baltijos kompiuterių akademijos vadovas. Ir tikiu, kad kasdien mato irgi daug skirtingų žmonių ir jų istorijų, kurie išdrįsta visgi žengti tą pirmą žingsnį ir pakeisti tą karjeros kryptį. Tai labas, Jevgenijai. Sveiki, malonu čia būti. Ar kažką norėtųsi pačiam dar apie save, pridėti, kas nebuvo paminėta, kas svarbu? Pristatėt labai gražiai, tai viskas puiku. Jo, aš mielai pasidalinsiu savo žiniom, įžvalgom ir tikrai norėtųsi, kad ši laida ir šis epizodas jis padėtų žmonėm priimti tam tikrus sprendimus ir atrasti save, ar tai naujoj karjeros srityje, ar tai esamoj, bet su technologijų pagalba. Labas, Jevgenijai. Mes šiandien dar turėsim tokį skaitytojo laišką, kurį aš paskaitysiu podcast'o pabaigoje. Tai tiesiog situacija žmogaus, kuris nori pakeisti karjerą ir turi tam tikrų klausimų, būtent susijusių su IT sritim. Tai bus labai malonu išgirsti tavo nuomonę, tavo patarimus, kaip tokiam žmogui elgtis, kurią linkme judėti, kokią kryptį pasirinkti. Bet aš tikiu, kad per savo karjeros istoriją, žiūrėdamas, kaip žmonės keičia karjerą, turi tikrai daug istorijų, kam galėtum pasidalinti su mumis. Galbūt atsimeni kažkokią sėkmingiausią arba labiausiai įsimintiną istoriją. Taip, atsimenu, tik kadangi neturiu tų žmonių dabar sutikimo, tai negalėsiu gal vardinti vardais, bet istorijų tikrai labai daug, kadangi šitoje rinkoje persikvalifikuojimo mokymų dirbu jau beveik 9, tai galim sakyti beveik 10 metų. Istorijų buvo labai daug, įvairių, sakykime, net nuo tokių, kur žmogus abejojo savo anglų kalbos žiniomis ir dėl to, net ir turėdamas kompetencijas, tarkim, kažkokias programavimo ir taip toliau, nesidarbina, nes tiesiog bijo, kad nepraeis darbo pokalbio, dėl to, kad jis, tarkim, prastokai jo supratimu kalba angliškai. Nors kai įmonė pakalbindavo, jinai pamatydavo, kad jo lygis yra puikus. Tai turim ir tokių istorijų, kur, tarkim, mokytojai ateina, visiškai tam, tarkim, filologai, humanitarai, ateina į mokymus labai savim abejodami, nes yra tas mitas, kad visi turi būti matematikai ir šiaip tiksliųjų mokslo atstovai ir tik tada gali eiti į IT. Tai taip ateidavo su didžiuliam abejonėm ir sėkmingai persikvalifikuodavo. Turiu žmonių, kurie tiesiog norėjo grįžti į Lietuvą, bet tuo metu nematė tinkamų darbų, nes užsienį dirbo nekvalifikuotą darbą, tačiau jis buvo geriau apmokamas negu čia, ir tada kartais krypsta akis į IT sritį. Bet yra daug baimių, nes tai jeigu aš dabar neturiu, tarkim, aukštojo išsilavinimo, kas čia mane paims, nes visiems reikia diplomo. Tai mes pradėję veiklą beveik prieš 10 metų, įrodėm, kad ir be diplomo galima įsidarbinti, tai yra be aukštojo, ir nebūtina būti tiksliųjų mokslo atstovų. Ir tikrai, jeigu tu turi motyvaciją, norą ir domiesi dalykais ir, aišku, įdedi pastangų daug, tai tą karjerą galima pasidaryti. Tai šiuo metu mes esame išleidę daugiau negu 10 000 alumnų. Tikrai nepasakysiu, kad visi 10 000 dirba IT srityje ir visi pasidarė karjerą. Taip nebūna, nes visgi į mokymus ateina kai kurie žmonės ir pasibandyti. Nes buvo irgi pas mus tokių studentų, kur mokosi, tarkim, programavimo ir dar eina staiga užsimanė į anglų kalbos mokymus, tarkim, bet vienu metu, bet čia jau per daug žmogų, nes jis dar ir dirba. Tai jie tiesiog perdega, būna per sudėtinga. Jeigu jūs norite mokytis naujo visiškai dalyko, kardinaliai galbūt priešingo jūsų profesijai, tai tikrai nesiregistruokit tuo pačiu metu ir į šokių pamokas, ir į ten baseiną.
geriau skirkite laiko mokslui, pabaikite mokslus ir tada toliau, nes tikrai gali būti per sudėtinga viską apriepti dirbančiam žmogui. Turėjom žmogų pardavėją, praėjo programavimo mokymus, nenorėjo tapti programuotoju, nepatiko jam. Jis grįžo į pardavimus tik IT srityje. Tai pardavimai jam kaip ir patiko. Jis tiesiog, noriu pabandyti, gal čia pavyks, noriu įsivertinti. Ir įsivertino, kad nepatinka. Tai gali būti ir taip, kad jūs ateisit, pasimokysit ir suprasite, kad bendrai tas rytis, tas specifinis kažkoks programuotojo, duomenų analitiko, dizainerio, testuotojo darbas yra visiškai ne jum. Ir tai yra labai normalu. Bet tada jūs suprasite, ko jūs norite toliau arba ko nenorite ir galėsite kažkaip tą karjerą toliau vystyti. Aš taip pat, žinokit, seniai, bet aš nesu baigęs informacinių technologijų, aš nesu programuotojas, bet aš pats bandžiau programavimo mokymus online, savarankiškai mokiausi ir supratau, kad iš principo man, gal pats darbo principas, kaip žmogaus, kuris rašo kodą, jis yra ne man visiškai. Bet tas žinias, kurias aš įgijau, tas supratimą, kurį aš gavau, ką jaučia, pavyzdžiui, persikvalifikuojantis žmogus, nes aš irgi buvau tokioj tam karjeros etape, kur aš jau galvojau, kągi man čia dabar daryti, nes norisi ir irgi man buvo IT labai įdomu, nors aš pats esu humanitaras. Tai aš esu tas stereotipinis žmogus, ar ne? Ir kasgi rezultate gavosi. Aš tikrai supratau, kad tie darbo principai ne man yra, tikrai man bus nuobodu, tai aš aišku atsisakiau šitos idėjos, bet kas gavosi rezultate, aš atėjau dirbti į Vilnius Coding School ir ten labai stipriai išaugau. Bet kas man padėjo dirbti su tai žmonėm, kurie persikvalifikuoja, nes aš juos puikiai supratau, vien dėl to, kad aš pats buvau tokiam etape ir kai ateidavo žmogus ir sakydavo, aš čia abejoju, aš nežinau, ką man daryti, tai aš jam iš karto ir duodavau patarimus. Ir gaudavosi tikrai labai geras rezultatas. Tai aš visada, kaip galvodavau, kad niekada gyvenime nedirbsiu mokykloj, šiaip iš tikrųjų, toks buvo mano įsitikinimas, bet save atradau būtent mokykloj ir būtent dėl to, kad aš vienu momentu nusprendžiau, kad aš noriu keisti savo profesiją, noriu mokytis, tiksliau man įdomu suprasti, kas yra IT, supratau ir su tom žiniom nuėjau šiek tiek kitų kelių, bet jis yra antiek artimas IT, antiek man įdomus ir kas yra labai faina, kad yra galimybė padėti žmonėm. Mes dar turim tokią staigmeną klausytojam, kad perklausius visą podcastą pasakysim tam tikrą kodą ir su to kodu galima bus kreiptis į Evgenijų ir jisai padovanos savo konsultaciją. Kiek žmonių galėtum pakonsultuoti? 5 žmonėm tikrai. 5 žmonėm. Jo. Ir be konsultacijos dar paminėsim keletą dalykų, kurie tikrai bus naudingi klausytojam, tam tikras specialus pasiūlymas ir be konsultacijos. Jo, tai tiesiog būtinai paklausykit viską iki galo. O Evgenijai, dabar irgi klausant, kad yra daug tų tokių istorijų, tai yra ten irgi ir filologai persikvalifikuoja. Yra kažkokia labai įsiminus pačiam istorija, kur žmogus labai kardinaliai iš kažkokios visiškai nesusijusios srities šoko į IT. Nes aš esu tokių atvejų pati mačius per savo karjerą ir man toks, ten iš odontologo į programuotojus atrodo visiškai skirtingi pasauliai. Tai kiek pas jūs tokių? Tai aš kaip ir minėjau, mokytojus, pavyzdžiui, irgi tokia profesija, čia nekalbam apie informatikos mokytojus, kurie šiaip dažnai būna susiję, nors ir tokių turėjom, nes vienas dalykas, kai tu dėstai informatiką, tam tikrus bazinius dalykus ir kai tu ateini mokytis, pavyzdžiui, kokio nors ten svetainių programavimo ar dar kažko, tai, bet jo, yra ir bendrai lietuvių kalbos mokytojų, kaip ir minėjau, ateina, mokosi, irgi yra įvairios programos, tai šiuo atveju anksčiau buvo labai populiari svetainių programavimo mokymų programa, tai kitaip tariant full stack web programavimas. Kodėl jinai buvo populiari? Nes vienu momentu žmonės labai daug buvo pasiskaitę, kad tai yra labai gerai pradedantiesiam. Ir iš tikrųjų yra daug pliusų šitoje programai, nes tu pradedi iš esmės nuo labai tokių bazinių, sąlyginai lengvų dalykų ir tada tas sudėtingumas, jis kaip kyla, ar ne, kurso eigoj. Tai kodėl tai yra svarbu, nes iš esmės žmonės, jie nepatiria per daug psichologinio streso. Nes mes tikrai turim pavyzdžių, kai ateina ir iš karto pradeda mokytis kokios nors sudėtingesnės programavimo kalbos ir negali tiesiog mokytis, nes per sudėtinga.
per daug sudėtingų terminų, per daug reikia ten tokios galbūt jau net ir matematinės logikos ir vat, ne visi kursai tinka. O web programavimas, jis kaip ir lengvas ir tada sudėtingėja. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, kad programa buvo labai universali, jinai šiaip ir išlieka tokia, nes tu gali pačiupinėti ir tą taip vadinamą frontendą, tai reiškia, kai jūs atsidarot svetainę, jūs matot va, tą visą, ar ne, fasadą, ir tuo pačiu pačiupinėti backendą, tai reiškia visą tą logiką. Nu, kaip mes dažnai sakydavom tokį pavyzdį. Frontendas tai yra, vat, ką jūs matote, ar ne, kaip išorė žmogaus, o backendas visi vidiniai procesai, kurie vyksta viduje mūsų kūno. Na ir vėlgi, programuotojai jie dalinasi į 2 sritis. Tai vat, tuo atveju ta moteris, jinai pabaigė kursą ir nuėjo dirbti frontend programuotoją, nes jai tai labiau patiko ir geriau sekėsi. Tai, bet pas ją šiaip buvo keletas karjeros galimybių. Jinai galėjo ir aplikuoti į backendo pozicijas, ir į full stack. Tai reiškia, kai tu programuoji tiek frontendą, tiek backendą kartu. Tai vat viena iš tokių programų, kuri šiaip yra labai gera, universali ir duoda labai daug po to karjeros galimybių. Plus su ta bendra programavimo kompetencija, kurią tu to kurso metu įgyji, atsiranda ir daug tokių šalutinių pozicijų. Nu, jos negalima taip vadinti, sakykime, bet tiesiog tos, kurios nėra tiesiogiai programavimas. Nežinau, tas pats techninis klientų aptarnavimas. Vis tiek tu turi suprasti, kaip veikia web programėlė ar svetainė. Ir tokie žmonės labai sėkmingai save realizuodavo ir, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo pozicijose. Testuotojais daug kas tapo po šitos programos, nereikėjo net į specialius testavimo kursus. Tai va, čia labai nukrypau į programą, bet ką noriu pasakyti, kad vien iš tos programos mes turime labai daug istorijų įvairiausių žmonių. Tiek tų, kas neturi išsilavinimo, tik turi pagrindinį aukštojo, jie puikiai persikvalifikavo ir pradėjo dirbti, tiek filologų. Esam turėję ir teisininkų, ir odontologų, ir iš kitų medicinos sričių, ir iš vairuotojų, sunkvežimių vairuotojų tarpo, emigrantų, visom prasmėm. Tai labai labai daug yra istorijų. Kas jas apskritai atveda į tą IT sritį? Kodėl ta IT tokia kaip medum patepta, kur visiems norisi ateiti ir būti? Nes vienu metu, tai faktiškai prieš 8 metus ir tada buvo gal kokius 4-5 metus tas toks bumas IT, ar ne? Visi norėjo IT, labai patrauklu, nuo atlyginimo, aišku, viskas prasideda, nes žmonės dirba ir jie mato, kad galbūt jų profesijoje jau atsiranda kažkokios lubos. Tas, aišku, dar eina kartu su tuo, kad galbūt darbas tampa jau nebeįdomus, arba kažkokia rinka šiek tiek traukiasi, arba profesija. Bet vienas tokių pagrindinių motivatorių pirminių turbūt buvo tie atlyginimai ir galimybės. O kaip dabar yra? Dabar aš sakyčiau, kad, kaip ir mes matom, kad atlyginimo augimas mažėja IT srity, tai reiškia, kad jie jau taip nešauna, bet jie vis tiek yra pakankamai aukšti ir jie auga toliau kažkiek. Bet kadangi rinka turi vis daugiau tų pradedančiųjų specialistų, kurie jau yra su patirtim, tai natūraliai atlyginimo augimas mažėja, nes kaip ir jau galima pasimti ir iš ten, ir su tokia patirtim, ir su tokia patirtim. Tai jo, tai pirminis gal toks vienas iš impulsų buvo atlyginimai ir bendros karjeros galimybės, kad gali augti, gali dirbti iš namų. Labai daug mitų būdavo, kad jeigu tu programuotojas ar kažkoks IT specialistas, tai dirbi kur nors ten iš Balio po Palmę, visos tos nuotraukos ir visi su tokiais pakankamai rožiniais sakiniais žmonės ateidavo ir galvodavo, kad aš dabar kažką pasimokysiu ir taip bus. Dažnai ir aplinkoje būna programuotojų, kurie iš ties gaudavo labai solidžius atlyginimus. Ir žmonės kaip ir sako to pavyzdžių. Bet tikrai labai daug istorijų būdavo ir iš tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, sako, šiaip, man ten mokykloje nepatiko matematika, bet labai patiko informatika. Bet tada ten 12 klasėje mačiau, kad visi, pavyzdžiui, eina į teisininkus. Arba ten kažkokie ten turizmo vadybininkai. Atsimenu, kai aš baiginėjau mokyklą, buvo mada turizmo vadybininkais, visi norėjo būti. Tai kartais žmonės ar dėl savo baimių, ar to paties nežinojimo, jie pasirenka kažką saugesnio jų supratimu, madingo tuo metu, bet tai, kas nepatinka. Buvo pas mus ir medikų, kurie sako, pas mane visa šeima medikai. Aš turėjau eiti į mediciną. Ir sako, man labai nepatinka. Jo. Gana stipri. Ir man nepatinka, aš nenoriu to daryti ir aš tą suprantu, tai dabar atėjo laikas ir noriu keisti. Ir jo, tai informacinių technologijų sritis, jinai iš tikrųjų yra labai plati. Ir tikriausiai, jeigu žmogui iš esmės patinka kažką kurti, programuoti, nežinau,
jos tas ir traukia kažkiek, bet daugam tai būdavo tokia nežinomas sritis, kur lik ir įdomu, bet labai baisu. O va tos srities nežinančiam žmogui, kaip pasirinkti, kurią kryptim eiti, nes vien tik tai pas jūs yra 26 skirtingi kursai, gal 6 pagrindinės tokios kryptis, gal galėtum plačiau tada apie tai papasakoti, bet kaip jam iš tos visos gausos suprasti, ką jis nori daryti? Taip, yra įvairiausių būdų, nuo, sakykime, pirminės tokios paieškos, dabar labai ChatGPT padeda, galima tiesiog sakyti, patark, pagal mano situaciją net galima įkelti CV ir jis greičiausia pagal kažkokias savybės gali padėti, patart. Tai čia vienas dalykas, bet aišku, mes turim suprasti, kad ne visada tas patarimas bus tikrai geras. Tai aš visada siūlau žiūrėti į platesnio profilio programas. Tai kaip kalbėjau apie full stack programavimo, pavyzdžiui, yra taip pat duomenų analitika toks kursas, arba ten kažkokios kitos programavimo disciplinos, kurios gal duoda tokį universalesnį vaizdą. Ką tai reiškia? Tai tarkim, jeigu žmogus dar nežino, ko nori, būtų gerai jam pabandyti keletą kažkokių sričių, ar tai programavimo, tam, kad įsivertinti, kas man patinka, ar iš vis patinka, kaip aš kalbėjau apie lietuvių kalbos mokytoją, kuri pasirinko galų gale frontendą. Tai jinai pasibandė, jinai suprato, kas jai įdomiau ir nuėjo tuo keliu. Dažnai būna žmonės pasiklauso draugų patarimo, kurie dirba IT, pavyzdžiui, 20 metų ir jiem patarė, sako, tu mokykis kokios nors ten tokios, pavyzdžiui, ten Java, nemaišykit su JavaScriptu, čia skirtingos kalbos, tai JavaScriptas iš esmės yra viena iš tų frontendinių ar ne technologijų, o Java yra visiškai kita kalba ir dažnai jinai pradedantiesiam būna pakankamai sudėtinga. Čia vėlgi nesakau, kad visiems yra labai daug individualių savybių ir kitų dalykų, bet jeigu tai paimti bendrą statistiką tų žmonių, kurie pas mus ateidavo, tai Java, aš matydavau, kad sėkmė yra tada, kai žmogus labai tikslingai žino, ko nori. Tai čia jau yra skirtumas. Tai žvelgti reikėtų iš to, kiek jūs gausite variantų pasibaigus mokymam įsidarbinimui arba tokia kaip praktikai. Tai kuo platesnė iš esmės programa, kuo jūs daugiau galite pabandyti, tuo jums lengviau bus atsakyti savo klausimą, ką daryti toliau. Tas pats yra su duomenų analize. Vėlgi, ten yra 3 disciplinos, tai yra duombazės, yra duomenų vizualizavimas ir yra tam tikra programavimo kalba. Žmogus atėjęs į kursą, jis pereina visus tos 3 blokus ir gali savo atsakyti į klausimą, su kuo jis labiau norėtų dirbti, nes pati duomenų analitika jinai yra labai plati. Ten tu gali tik dirbti su duomenų vizualizavimu, tik su vienu įrankiu, tu gali dirbti su duombazėm, gali dirbti su kažkokio junginiu, ar ne, duomenų, ten tarkim duombazės plus duomenų vizualizavimas. Tai vėlgi yra labai daug variantų, iš ko pasirinkti ir žmogus iš esmės gali, kaip ir atsakyti savo klausimą, ką aš noriu daryti toliau ir iš vis ar aš noriu. Kadangi dauguma mokymų yra su programavimo kalba, reiškia, kurse yra, nes, pavyzdžiui, duomenų analitikoje ne visada naudojamos programavimo kalbos kurse, nes yra įrankiai ir taip toliau. Bet šiaip bendraja prasme pas mus tai yra įtraukta ir ką tai reiškia, kad žmogus net ir su tais programavimo pagrindais jis jau gali eiti kažkur toliau dirbti, nes vėlgi yra daug įmonių, kurios siūlo įvairias pozicijas, kur reikia bendro supratimo. Bendro IT supratimo, bendros programavimo logikos supratimo ir ten kalba būna nesvarbi. Iš esmės, ar tu mokėsi Pythono programavimo kalbą, ar JavaScript, ar ten, pavyzdžiui, PHP, Java ir kažką kito. Tai tai aš sakyčiau svarstyti platesnio profilio programas, tai čia punktas numeris 1, dabar pasistengsiu greičiau perėti per kitus. Kitas dalykas yra iš tikrųjų karjeros konsultacija. Tai vėlgi, ką mes darome? Karjeros centrą, ar ne? Taip, mes turime karjeros centrą ir jis atsirado ir tam, kad padėti žmonėms iš vis apsispręsti, nuo ko pradėti keisti savo karjerą, ko mokytis ir tada yra visa pagalba po mokymų. Tai yra ir LinkedIn profilio sutvarkymas ar net sukūrimas, nes ne visi dar turi. Dabar gal jau daugiau žmonių turi, bet buvo tikrai laikai, kai neturėjo. CV peržiūra, tada konsultacija, kaip ieškotis to darbo, kaip elgtis darbo pokalbį, kaip save pristatyti. Labai daug iš tikrųjų karjeros centre dirbam ir su abejonėm ir baimėm, nes labai dažnai žmonės, kurie jau yra kažkiek nugyvenę gyvenimo ir turintys kažkokią profesiją, karjerą, jiems psichologiškai būna labai sunku keisti ir yra labai daug tokių abejonių savim. Tai kas mane paims? Moterų tarpe būdavo labai nemažai
ypatingai jeigu grįžta iš motinystės atostogų, tai sako, aš čia va, ten 3-4 metus nedirbau, dabar kas mane čia paims, čia aš niekam nereikalinga. Tai daug tokių būdavo stereotipų, su kuriais ir yra, aišku, su kuriais mes dirbam. Tai va, ta karjeros konsultacija, jinai labai svarbi, nes mūsų konsultantai jie ir padeda šiek tiek pakreipia pasirinkti. Mes įsigilinam į tai, kas šiaip žmogui patinka, nes vienas dalykas yra pasirinkti protingai programą, kažkokią universalią, o kitas dalykas, kas tau patinka. Tai gal tau patinka analizuoti duomenis, gal tau patinka paišyti. Tam yra, pavyzdžiui, UX/UI dizaino kursas, ar ne? Tiem, kam patinka piešti, kam patinka kažkokie grafiniai, vizualūs dalykai. Duomenų analitika tinka labai plačiam profiliui žmonių, nes čia gali ir iš apskaitos ateiti, ir iš pardavimų, ir toliau tęsti savo karjerą net ir šitose srityse. Nes prieš keletą metų skaičiau tokią ataskaitą, irgi ruošiausi vienam pranešimui, tai duomenų analizės įrankių poreikis tarp įvairių specialistų, mes nekalbam apie analitikus, o būtent pardavėjai, marketingo specialistai, vadovai, augo ten apie 500%. Tai išmokti ir žinoti tuos įrankius yra svarbu ne tik tiem, kas keičia profesiją, bet ir tiem, kas tiesiog nori gerai dirbti savo darbą ir naudotis šiuolaikiškais įrankiais. Nes pardavimuose, aš manau, suprasti, kodėl mes parduodam ir kur, kam, kokiai amžiaus grupiai parduodam. Čia tu turi suprasti ir žinoti, ir visos didžiosios įmonės, manau, ir ne tik didžiosios, jos tikrai turi didžiulius duomenų analitikų centrus ir komandas, ir tik duomenim grįsti sprendimai yra priimami dabar, tai visur kur. Tai vat irgi toks pavyzdys, kad jūs kartais galite turėti tas kompetencijas šalia ir tiesiog toliau vystyti savo karjerą. Tai va, tai punktas numeris 2 ateiti į konsultaciją, pasikonsultuoti su tos srities atstovais, kurie ir padeda žmonėm persikvalifikuoti. Nes kaip bebūtų, kartais visokie pažįstami giminaičiai, kurie ilgai dirba IT srityje, jie dažnai kalba iš savo perspektyvos, o ne iš to žmogaus, kuris klausia patarimo. Ir čia yra didžiulė bėda, nes jeigu aš esu IT specialistas, baigęs universitetą, informatiką, pradirbęs visą savo gyvenimą IT, tai mano požiūris šiek tiek yra kitoks į visus dalykus, ką daryti, kaip aplikuoti ir iš vis ką mokytis. Tikrai ateidavo žmonių su labai neteisingais patarimais, ypač kurso pasirinkimo, ir reikėdavo juos perkalbinėti, tam, kad jie nenusiviltų pačiais mokymais ir nereikėtų jiem ar tai kartoti kurso, ar rinktis dar kitą programą ir turėti papildomų išlaidų. Gal atsimeni kokį labai prastą patarimą? Aš atsimenu vieną tokią labai įdomią situaciją, kur atėjo mergina ir jinai buvo įsikabinusi Java kalbą. Žinokit, ant tiek, kad negalėjau atkalbėti, aš jau atkalbinėjau. Javas kurį laiką labai reikėjo, Java is the new black, tai čia toks, kur tikrai garantuotai buvai užtikrintas, kad tavęs turbūt reikės. Taip, bet jeigu tu turi kažkokį rezultatą, o ten buvo atvejis, kur aš tikrai galvojau, kad jinai išeis po savaitės iš mokymo. Ne dėl to, kad kažkas blogai su tuo žmogum, bet aš tiesiog mačiau, kad nėra jokios programavimo patirties ir yra tik tas patarimas, kurį vertina visą širdim. Tai mes sutarėm taip. Aš sakau, aš siūlau rinktis full stack programavimą, web programavimą. Jinai sako, ne, aš noriu į Java ir sako, kodėl jūs manęs neleidžiat? Taip jau. Sakau, gerai, tai pabandom. Jūs nueikite į vieną pamoką, nes ten kursas buvo labai intensyvus mėnesio. Tai viena pamoka jau yra daug, 2 iš vis labai. Ir jeigu tu jas, pavyzdžiui, praleidi, tai irgi yra jau visai taip, tam tikras iššūkis. Jinai pabandė vieną pamoką ir iš tikrųjų iš karto man paskambino ir sako, jūs buvote teisus, aš norėčiau pakeisti kursą, man tikrai per sudėtinga, nesuprantu. Nuėjo į full stack programavimą, viskas buvo puiku, jinai pabaigė kursą, įsidarbino IT kompanijoje ir tiesą sakant, čia buvo labai seniai, nepasakysiu, kur dabar dirba, bet esmė, kad žmogus tikrai pradėjo karjerą IT srityje. Aišku, nesakau, kad jinai nuėjus į kitą tą discipliną nebūtų ten, sakykime, užbaigus kurso ir gavus darbą. Bet jai psichologiškai būtų labai daug kliučių, nes jau po pirmos pamokos buvo sunku. Tai kągi kalbėti apie, tarkim, ten kurso vidurį ir taip toliau. Būna žmonės prasilaužia, bet kam savo susikurti papildomą stresą, jeigu galima mokytis efektyviau, lengviau ir mėgautis tuo procesu. Čia yra svarbu. Ir kitas atvejis, turėjau konsultaciją, irgi atėjo moteris ir sako, mano vyras šiaip programuotojas, bet sako, jis ant manęs rėkia, jis neatlaiko kantrybę. Tai vėlgi, labai dažnai
rėkia dėl ko? Dėl to, kad jinai nesupranta, įsiaiškina ir jinai nesupranta, tai rėkia čia aišku kabutėse, bet suprantat, ne, žmogui nesigauna, net laiko kantrybę. Mokinti irgi reikia turėti gabumų. Taip, tai vat šiuo atveju aš ir minėjau, kad kodėl yra svarbu mokytis turbūt mokymo įstaigoje, kur yra lektoriai, kurie yra paruošti ir jie gali dėstyti, nes jie ir dirba su ta žmonių grupė, kurie yra persikvalifikuojantis, o jiem aiškinti tikrai reikia šiek tiek kitaip negu programuotojai, kurie jau leksikonas jų yra toks, kur jie susikalba tais raktažodžiais, ir kažkokiais ten santrumpom, kurių galbūt paprastas žmogus ir nesupranta ir jam reikia daugiau laiko. Tai kiekvienam mokymo etape, jau prieš mokymus turėjo edukuoti žmonės ir palaikyti, bet ir pačių mokymo etape, kol jie vyksta, žmonėm būna įvairių krizių. Jiem iš pradžių gerai sekasi, po to jie palūžta ir jau sako, viskas, nori nutraukti mokymus, čia ne man. Bet apie šitą mes labai norėsim pakalbėti, bet aš dar norėčiau nepamesti minties, mes išvardinom 2 punktus, Taip. Bet aš taip jaučiu, kad yra 3, nes prieš jungiant kameras mes šiek tiek pakalbėjom apie techmugę, kur žmonės gali informacijos rasti, ir pas jūs yra alumnai, ar ne, su kuriais Taip. irgi galima pasikonsultuoti greičiausiai. Taip, tai 3 punktas, aš sakyčiau, būtų įvairūs renginiai ir galimybės pasikalbėti su darbdaviais. Tai irgi duoda labai daug supratimo, kuria linkme norisi, galima eiti, nuo ko galima pradėti, nes kiekviena įmonė, jinai turi tokį individualų pasiūlymą. Jeigu turi pasiūlymą, tai jis gali būti labai įvairus. Todėl pirmas dalykas yra tas renginys Techmugė, kurį mes organizuojame kartą į metus, jau bus šiais metais 9 Techmugė, tai spalio 18 dieną mes visų lauksime Litexpo nuo 11 iki 5 nuo 11 ryto iki 5 vakaro. Tai kokia yra Techmugės mintis? Suburti darbdavius, IT kompanijas ir padėti žmonėms susipažinti su tom kompanijom, sužinoti apie karjeros galimybės. Tai įvairūs renginiai yra vienas būdas. Meetupai visokie. Būna įmonės organizuoja savo kažkokį meetupą arba tiesiog kažkokį renginį, kur pristato pozicijas. Tai taip pasivaikščius ir pasidarius pirminį tyrimą, yra, pakankamai, susidaro geras įspūdis, ką galima daryti, nuo ko galima pradėti ir kokie yra reikalavimai. Ir dar šitos Techmugės metu turėsim specialų nuolaidos kodą, ar ne? Taip, klausytojams. Turėsim kodą, kuris bus įkvėpti, vienas žodis. Su šito kodu Techmugės metu kiekvienas dalyvis, jeigu užsiregistruosi mokymus, gaus 30% nuolaidą. Ir taip pat su šito kodu iki metų pabaigos, su pačiu šito kodu, jeigu jūs į Techmugę neateisit ar neturėsit galimybės, ar dar neturėsit sprendimo, kokius mokymus norite rinktis, tai iki metų pabaigos su šituo pat kodu galios ir 15% nuolaida. Ne Techmugės dieną. Techmugės diena yra 30% ir Techmugės dieną mes konsultuosime žmonės. Tai jeigu dar neišsirinkote, ateikit, padėsim išsirinkti. Ir pritaikysim nuolaidą. Ateinant, ką reikėtų, aš ateinu į mugę, noriu pasikonsultuoti, ką man būtų taip naudinga prieš tai apgalvoti, nežinau, atsinešti CV kažkokius dalykus, kad taip irgi nebūtų, kad aš ateinu ir sakau, Evgenija, aš noriu į IT ateiti, bet nežinau, nuo ko pradėti. Šiaip galima, žinokit, ir tiesiog ateiti, nes ne visiems žmonėms pavyksta pasiruošti. Jie kažką atsineša ten CV, Europaso, 5 lapų, ten viskas aprašyta. Galima ir taip, aišku, bet jeigu apie pasiruošimą kalbėti, tai aš siūlyčiau tikrai peržiūrėti Vilnius Coding School svetainę, tai vilniuscoding.lt, pasižiūrėti programas, šiek tiek apie jas pasiskaityti. Galbūt jau jūs atrastumėt, kas jums įdomu arba kas kelia klausimų. Pasinagrinėti galbūt šiek tiek darbo rinką, yra ir įvairūs darbo skelbimo portalai, ką visada šiaip patardavau mūsų studentam, nes labai dažnai ateina su įsitikinimais, kaip apie kalbėjom, vieną programavimo kalbą, oi ten labai gerai moka. Aš sakau, o jūs atsidarykit, kiek yra darbo pasiūlymų. Ir, pavyzdžiui, jų yra 3 ir visur ieško middle arba senior lygio. Tai sakau, tai pasiūlymų gali būti, bet nebūtinai jūs ten tinkate. Tai galima tokią analizę pasidaryti. Bet šiaip aš siūlyčiau galbūt net neapsisunkinti, tiesiog ateiti, nes renginys ir yra tam skirtas. Ateit, susipažinti, pamatyti kompanijas ir gauti viską iš pirmų lūpų. Nes kitu atveju tada jūs jau patys pasidarot tyrimą ir galbūt galit jau ir patys kažkur aplikuoti. Tai jo, tai bendrai renginiai, pokalbiai su darbdaviais, net aš tai kartais skatinu žmonės
tiesiog kreiptis į personalo skyriaus atstovus, LinkedInas yra, ar ne, galima prisidėti į kontaktą ir paklausti, galbūt jūs šiuo metu turite kažkokių praktikų, karjeros galimybių. Yra labai daug organizuojama visokių vidinių akademijų, kur priimami žmonės iš įvairiausių sričių, įmonė jos apmoko ir dalį pasilieka, dalį paleidžia su tom žiniom toliau darbo rinkoje būti ir ieškoti. Aš tai manau, tai yra irgi labai faina galimybė, jeigu tu ateini į įmonę, tau duoda kažkokius mokymus, praktiką ir tada tu galbūt ir nesi nusamdomos tos įmonės, bet tu jau kitoj įmoniai gali atnešti ir sakyti, aš turiu patirtį kažkokią, esu išmokęs to ir norėčiau pasikalbėti dėl karjeros. Tai aš siūlyčiau bendrauti su mokymo įstaigom, mes tikrai labai lauksime kiekvieno žmogaus, kuris nori pasikalbėti, tai nebūtina iš karto pirkti mokymų, nebūtina iš karto pasirašinėti sutarties, jeigu jūs tiesiog norite sužinoti, kas vyksta IT rinkoje, kokios yra galimybės, nuo ko galima pradėti, tai mes pakonsultuosim mielai kiekvieną ir galbūt dar vienas svarbus dalykas, šiuo metu yra atsinaujinęs užimtumo tarnybos finansavimas, tai reiškia, kad tiek dirbantis, tiek nedirbantis asmenys, jie turi galimybę gauti finansavimo mokymam ir mokytis nemokamai. Tik svarbu pabrėžti, kad yra tam tikri kriterijai ir reikalavimai, jie yra individualūs kiekvienam asmeniui, aš sakyčiau, tai nesakau, kad visi, kas pasikreips, iš karto gauna tą finansavimą, bet tikrai yra labai daug galimybių. Ir mes tikrai ir šituo klausimu pakonsultuosim ir padėsim išsirinkti ir programą ir patarsime, kaip tą finansavimą gauti. Tai čia kodo nereikia, čia reikia tiesiog paskambinti ar parašyti mums laišką ir mes susisieksime ir pakonsultuosim. Galimybių daug, reikia tik tai jas išnaudoti, ar ne? Tikrai taip. Bet tu paminėjai dar pokalbio metu ChatGPT, ar ne, ir toks sklandantis mitas yra, kad tuoj nebereikės čia programuotojų, nes viską čia pakeis ChatGPT. Taip. Kaip, gal galėtum pakomentuoti šitą mitą irgi? Technologijos progresuoja, tai kažkokios specialybės jos modifikuojasi ir kai kurios nyksta, kai kurios modifikuojasi. Tai šiaip programuotojų tam tikram galbūt kontekste ar tam tikrų kampų gali nereikėti, bet reikės programuotojo, kuris geba kurti kodą, galbūt jau nerašydamas kiekvieną eilutę pats, nes tai už jį padarys asistentas ir jam galbūt teks mažiau krūvio daryti tokį darbą, bet čia galbūt galim sakyti, kaip yra kažkokios klientų aptarnavimo pozicijos, kur dabar jau dirbtinis intelektas pakeičia ir aptarnauja greičiau ar ne efektyviau. Žinoma, tie specialistai turi keisti šiek tiek savo profilį, galbūt jau valdyti tuos dirbtinio intelekto agentus ar kažkokius robotukus ar ne. Tai aš sakyčiau, kad tas pats yra ir su programavimo ir IT sritim. Pozicijos jos kažkiek modernizuojasi, tobulėja ir tiesiog pats darbas jis kažkiek keisis. Tai galbūt taip, programuotojas neturės rašyti viso kodo, turės rašyti kažkokią dalį, peržiūrinę tą kodą, vis tiek duoti patikslinimus tam pačiam dirbtiniam intelektui, nes kaip mes suprantam, kartais tas dirbtinis intelektas šiek tiek dar padaro klaidų, yra tokia ir savoka haliucinacijos, dirbtinio intelekto haliucinacijos, kai jis gali tam tikrus faktus, kurie nėra faktai, iš tikrųjų pateikti kaip faktinę informaciją ir nukreipti žmogų klaidingai. Tai čia aišku tokia bazė, bet aš sakyčiau, kad pozicijos, kiek jų dingsta, dar dvigubai atsiranda. Nes jeigu mes dabar pasižiūrėtume pasaulinio ekonomikos, pavyzdžiui, forumo visokias ataskaitas, tai persikvalifikuoti, taip jeigu grubiai, turės pusę dirbančių žmonių iki 30 metų. Tai tas persikvalifikuoti arba iš esmės pakeisti profesiją, arba labai save apskilint, tai reiškia kelti savo žinių lygį ir papildyti naujųjų technologijų žiniomis. O tos naujos technologijos jos atsiranda labai greitai. Nebuvo ChatGPT, atsirado. Ir visi jau ChatGPT, visi dirba, visi kalba, kaip čia sutvarkyti teisinius dalykus, kad tai būtų etiška ir taip toliau. Visi mokosi, visi bando kažkaip integruoti, kiti bijo. Tai tos technologijos jos nuolat atsiranda. Ir tiesiog mes kaip žmonės turėtume suprasti, kad mes turime eiti paskui tą technologinį progresą, sakyti, aš čia to nedarysiu ir jeigu jūs neprisitaikysit, tai aišku, jūsų darbas, kurį jūs darote šiandieną, jis tikrai gali keistis ir išnykti ir jūsų paklausa darbo rinkoje kris. Bet tie, kas, čia kaip, su spausdinimo mašinėlėm, kiek dabar žmonių ofisuose spausdina su mašinėlė? Turbūt
nežinau, nesakysiu. Muziejui gal rasim Jo, tą galbūt, mašinėlę. jo, galbūt. Bet Arba tas pats buvo, kai su kompiuteriais, tik atsirado Taip. kompiuteris irgi, oi, čia neliks darbo vietų, Taip. arba kai internetas atsirado, Taip. irgi tas pats. ir šiaip net kažkur aš buvau radęs ten straipsnį, man atrodo, kur sakė, kad tai tie kompiuteriai čia pabus porą metų ir išnyks, Jo, čia buvo nesąmonė, tokių. čia nereikės jų. Nu, o dabar mes turim kompiuterius automobiliuose, telefonai yra viskas ir be kompiuterio neįsivaizduojam savo gyvenimo. Aš manau, kad čia labai įsijungia asmeninės savybės, kad žmogus turi būti labai lankstus ir labai smalsus, kad tas technologijas įvaldytų. Kokios dar asmeninės savybės yra labai svarbios persikvalifikuojant ir gal su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria žmonės? Aš sakyčiau, kad didžiausias iššūkis yra baimė ir baimė patirti nesėkmę ir baimė, kad nepavyks. Nu, vat baimės labai valdo žmonės. Galbūt ne visi tai įvardina taip, kad aš bijau, bet jeigu taip pasižiūrėjus, kai kalbėsi, tai baimė yra išeiti iš darbo arba prarasti darbą ir nesusirasti kito, nes yra įsipareigojimų. Visgi dažnai persikvalifikuoja žmonės, kurie turi ir šeimas, ir kitų įsipareigojimų. Ir taip tiesiog paimti ir viską mesti yra nelabai gal protinga ir ne visada įmanoma ir lengva. Tai yra ta baimė. Aišku, nesėkmės baimė, ką pagalvos aplinka. Čia galbūt buvau geras, nežinau, ten finansų vadovas ar ten vadybininkas, pardavėjas, dar kažkas ir dabar staiga aš paimu viską keičiu, o jeigu nepavyks. Nu, tai šioks toks gėdos jausmas. Ir labai dažnai žmonės įsivaizduoja, kad aš vat ateisiu, čia kažkokį diplomą gausiu ir kadangi visiems reikia IT specialistų, mane iš karto visur čia pakvies ir ten po to kažkaip darbė išmoksiu, ten prisitaikysiu. Tai taip nėra, todėl reikia iš tikrųjų turėti labai daug atkaklumo, nes, kaip ir minėjau, jūs vieną paskaitą, pamoką galite jaustis labai pakylėtas ir gerai, nes jums pavyko, kita pamoka bus nauja tema ir jūs įsiremsit į kažkokius sunkumus, ir tada motyvacija labai staigiai krenta, jeigu dar ypatingai matai, kad grupėje kiti žmonės uždavinėja, kaip patys įvardina žmonės, protingesnius klausimus, o tu net nesupranti bazės, tai tada labai žmonės linkę pasiduoti. Ir kodėl, pavyzdžiui, nėra labai gerai ir iki šiol nebuvo, kartais sakydavo, tai gerai, o kodėl aš turiu eiti pas jūs, o ne kokią nors online platformą, kur tiesiog yra įrašyti mokymai, ten aš sumoku 20 eurų, 30, praeinu tą patį. Yra skirtumas, nes jeigu žmogus nėra iš tų, kas labai moka pats ieškoti informacijos, į viską gilintis, tai jam jau bus sunku. Čia labai turėtų būti motyvuotas ir disciplinuotas žmogus, kad taip dieną iš dienos prisijungtų ir pats savo tokią jaustų atsakomybę. Taip, mokymasis šiaip be dėstytojo, jis tikrai daugumai žmonių netinka. Tiem, kam tinka, tai aš visada sakau, jūs tikrai darykit ir jūs viską pasieksit patys greičiausiai. Bet turim ir tokių pavyzdžių, kai žmogus mokėsi savarankiškai, išmoko jis tą rašyti kodą. Bet kai lektorius sako, jis šiaip tai kodą rašo, bet sako, matosi, kad iš interneto prisimokinęs, nes neteisingai yra ir tam tikra... Ir po to atsimokinti reikia. Taip, keisti įpročius. Tai kartais žmonės nueina ir ne tą linkme, bet dažniausiai kas būna, kad bando mokyti savarankiškai, jiem nepavyksta ir jie ne tai, kad toliau eina su klausimais, pavyzdžiui, į kokią nors mokyklą, jie tiesiog meta, pasakydami, kad IT ne man, nes man nesigavo. O ten, sakau, būna tokių ir mokymų pasirinkimų neteisingų, turint omeny sunkių mokymų. Tai žmonės patiria nesėkmę ir tada lieka su įsivaizdavimu, kad čia ne man. Realiai, ką kalbi, tai yra labai darbas su įsitikinimais, su saviverte. Baimėm. Jo, ar toks jau čia ir tada, su coacheriais darbas. Taip, iš tikrųjų, nes mūsų ir pagrindas, kaip ir yra karjeros centras ir ta techmugė, jinai yra apie karjerą. Ir ši techmugė, jinai, pavyzdžiui, bus apie būtent tą visą mental health dalį, nes mes mental health integraciją turime ir savo mokymuose. Kas tai yra? Tai iš esmės yra sukurta metodika, kurios tikslas yra gal kažkiek mažinti stresą mokymuose. Tai reiškia, mokymų metu yra tam tikros, po tam tikrų temų, po tam tikro laiko žmonės, pavyzdžiui, užsiema įvairiais kvėpavimo pratimais, kad mažinti stresą, meditacija. Kai kuriem galbūt tai gali pasirodyti, kažkaip čia kas čia dabar čia medituojam. Tai mokslo jau patvirtinta, kur nuotraukyta kaip smegenų veikla prieš ir kaip poveikia jau. Taip, tai mes tą taikom ir mes esam vienintelė kol kas mokykla, programavimo mokykla, kuri taiko šitos metodus. Grupės dabar nuo rudens jau mokinasi.
Tai grįžtamasis ryšys bendrai geras. Mes dar neklausinėjom, kaip vat, jūs ten po meditacijos jaučiatės, bet bendraja prasme žmonės tikrai mokosi sklandžiai, nėra vat, dabar tų tokių kažkokių bangavimų, kad man sunku, aš nebenoriu. Tai kol dar neturim statistikos, nesakysiu skaičiais, bet taip jau iš to pajautimo, ką mes matom, sekasi pakankamai gerai. Tai taip, tas visas stresas, jis sukuria labai daug problemų, o mokymosi procesas šiaip yra stresas. Čia nesvarbu, ką jūs mokinatės, vis tiek jums tai kelia stresą ir reikia galvoti, kaip jį mažinti, tam, kad nepanikuot, nepasiduoti ir eiti toliau. Tai jo. O jeigu tai pažiūrėjus, šiek tiek palėtėm irgi, tai nuo ko pradėti renkantis ten kryptį, studijas, kursus ir temą, apie tai, kad, irgi kam nusiteikti, kad reikės atkaklumo, reikės taip dirbti. Kas dar gali šitoje vietoje irgi padėti toj kelioniai, kad, jau žinau, kur einu, lyg ir turiu ten jau taip supratimą, kas manęs laukia. Kas dar yra, nežinau, tie dalykai, kurie padeda sėkmingiau tą sritį pakeisti ir nepamesti, kai pasidaro sunku ir išlaukti to momento, kai jau tas pirmas darbas atsiras. Gal taip iš praktinės pusės, Joko, kokie žingsneliai, koks būtų ten pirmas, antras ir jau iki darbo suradimo? Jo, tai jeigu esate iš tų žmonių, kurie iš tikrųjų moka, jaučiate patys, kad moku ieškoti informacijos, nes tikrai būna žmonių, kurie žino, aš tai ten googlint nemoku, su to GPT nenoriu ten. Tai aš, pavyzdžiui, daryčiau taip, kad aš tiesiai nueičiau į mokyklą. Arba paskambinčiau, parašyčiau ir paklausčiau, ką man daryti, ką galėtumėt patarti. Tai jūs iš karto gautumėt atsakymą, pakankamai kompetitingą apie pirmosius žingsnius. Bet jeigu norite, tai tikrai reikia pasidaryti tokį nedidelį tyrimą rinkos, pasižiūrėti, kas vyksta, pasižiūrėti galbūt ir kažkiek darbo skelbimus, nors jie ne visada duoda tikslų vaizdą, bet bent jau tokį duoda supratimą, kas Lietuvoje. Nes dažnai būna žmonės ateina prisiskaitę kokių nors ten užsienietiškų, blogų, visokių naujienų portalų, sako, ten tokios technologijos žmonių, dabar čia reikės labai daug. Tai galbūt Vokietijoje reikės, o Lietuvoje dar ta banga ateis po kokių kelių metų, bet jūs tai darbo norite dabar. Tai vienu žodžiu pasidaryti tyrimą, tada siūlyčiau tikrai sukontaktuoti su mokyklom, pasivaikščioti, jeigu įmanoma, po tokius renginius, ar tai vidinius įmonių, ar tą pačią techmugę, pasižiūrėti, pasidaryti tą pirminį skryningą, pasiskaityti mokyklos svetainę, pavyzdžiui, pasižiūrėti kokios programos. Pas mus svetainėje yra ir studentų sėkmės istorijos publikuojamos. Tai galima tiesiog atsidaryti ir perskaityti įvairiausių sričių žmonių sėkmės istorijas, kur jie dirba, kur dirbo, yra net galimybė susiekti per LinkedIn su tai žmonėm ir pasikalbėti tiesiogiai. Tai čia tokie pirminiai veiksmai. Taip pat mes kaip mokykla galim pasiūlyti pokalbį su lektorium ar keliais lektoriais, jeigu žmogus renkasi. Tai jūs dar tiesiogiai iš dėstytojo išgirsite, kaip dirbsim, kaip mokysitės, kokios yra karjeros perspektyvos, nes dažnai lektoriai yra arba įmonių vadovai, arba skyrių vadovai, arba freelanceriai, kurie turi ten ilgametę patirtį IT versle. Tai tie žmonės, jie tikrai gali duoti gerų patarimų. Vienas gal svarbių dalykų tai yra planas. Jeigu jūs išeinate iš darbo arba planuojate išeiti, tai šiek tiek įsivertinti ir savo finansinės galimybės. Kad tai nebūtų taip, nes tikrai būna darbo paieškos, užtrunka. Ten vieni planuoja per porą mėnesių susirasti, bet gali būti tokia realybė, kad ieškosite ir pusę metų. Ne visada atrankos vyksta taip ir ne visos įmonės kviečia kiekvieną žmogų į pokalbį. Tai reikėtų įsivertinti, kad po mokymų 3 turbūt 6 mėnesius tikrai gali reikėti pasiieškoti darbo. Tam reikia turėti kažkokį planą. O kiek pats mokymosi procesas irgi vidutiniškai užtrunka, tai tikėtina, kad yra kas labai imlus ir gal turi pagrindus vienus kitus, bet kiek irgi pasiruošti, ar aš galiu nueiti į mėnesio kažkokį ten kursą, vakarais kažką paklausyti ir tada tikėtis, kad dabar po 3 mėnesių aš jau gausiu darbą. Ar galima suderinti su dabartiniu darbu? Galima, nes pas mus yra mokymai dirbantiem ir nedirbantiem, tai dirbantiem asmenim mokymai vyksta vakare, 3-4 kartus per savaitę, vis tiek tai reikalauja tikrai pastangų ir plano ir nusiteikimo, kad po darbo jūs eisit ne į treniruotę kažkur, nesilsėjot,
ne prie televizoriaus pabūt ar pasivaikščioti, o jungsitės tiksliau online į mokymus ir praleisite visą vakarą, o kitą dieną reikės pasidaryti ar tai kažkokius namų darbus. Vienu žodžiu, tas jau mokymosi procesas, jis tikrai užims didžiąją dalį jūsų laiko. Bet tam mes ir esam sukūrę tokias programas, kurios iš esmės jų trukmė yra sąlyginai neilga, tai 2-3 mėnesiai, ten iki 4, tam, kad žmogus pakankamai intensyviai ir greitai praeitų kursą. Ir dažnai tas intensyviai ir greitai gazdina žmonės, nes nieko nesužinosiu, universitete juk moko 3 metus, ar ten 4. Tai čia irgi reikia suprasti. Universitete, pavyzdžiui, duoda jums visą bazę. Nuo pamatų, nuo tokių pamatų, kur jau kartais net būna kalbėsi su įmonių atstovais IT, jie sako, ten jau nereikia to, ko moko. Jau seniai mes nuėjom toliau ir iš esmės to nereikia. Ir dar plus kitų dalykų visokiausių būna pridėta. Aš esu studijavęs kalbas ir mes mokėmės lotynų. Tiesą sakant, aš suprantu, kad čia ten istorija, kažkokia bazė visų kalbų, bet man jas nereikia. Aš anglų moku ir kalbu, lietuvių moku ir kalbu. Tai ar tos man lotynų labai reikia čia kažkur dabar darbe, ar šiaip gyvenime, nelabai. Bet jinai yra įtraukta į programą, jos mokina. Tai ką noriu pasakyti, kad programavimo mokymai, jos yra sudėta visa praktinė bazė, ko reikia pradedančiajam. Tos programos yra kūriamos mūsų lektorių, kaip minėjau, kurie yra IT srities atstovai, jie dirba ir jie pakankamai nusimano, ko reikėtų vienokio ar kitokioje disciplinoje kaip bazės. Ir ta bazė yra praktinė. Tai reiškia, kad žmogus iš karto po mokymų galėtų atėjęs į darbo vietą taikyti tas žinias praktikoje. Gebėtų sukurti, padaryti su priežiūra dažnai, senior kažkokio programuotojo, nes junioram dažnai ir priskiria vis tiek kažkokį žmogų, kuris prižiūri, padeda. Tai mokymai pas mus yra labai stipriai praktiniai ir jau nuo pat pirmų dienų žmonės mokosi atlikti užduotis. Mokymų pabaigoje jie turi pristatyti baigiamąjį darbą. Tai jeigu tai yra, pavyzdžiui, web programavimas, tai yra veikianti svetainė, frontendas, backendas, nesvarbu, kas jums patinka, ten, ar tik frontendo norit, vis tiek turi padaryti ir backendinę dalį, kiek tai yra įmanoma. Duomenų analitikoje atitinkamai yra padaroma duomenų analizė, labai įdomių matęs aš darbų. Ta trukmė jinai yra svarbi tiek greitam startui, nes dar po mokymų, taip aš kaip minėjau, gali būti 3-6 mėnesiai, kartais net ilgiau, kol jūs susirasite darbą. Kodėl taip dar yra? Bėda yra tame, kad žmonės būna labai išrankus ir jie sako, aš šitą įmonę neįsiu, nenoriu, man jinai nepatinka, aš girdėjau, kad kitoje įmonėje geriau. Bet labai dažnai būna, kad ta kita įmonė jūsų nekviečia, nesvarsto kandidatūros. Tai vėlgi, būna užtrunka, žmonės, jeigu yra labai išrankus, tai jie būna ir neranda darbo. Ir tada grįžta vėl tas pats ratas ir jie jau renkasi ne iš to, ko aš čia noriu, o iš to, kas yra. Tai šitą irgi reikėtų nusimatyti, kad jūsų karjeros startas, naujos karjeros, neprasidės iš karto nuo vienaragio. Gali ir tai būti, bet gali prasidėti nuo 2-3 programuotojų įmonės, kurios pavadinimo niekas nežino, bet jinai, pirmas dalykas, gali užaugti iki vienaragio, ar ne? Kitas dalykas, jūs ten įgausite patirties. Ir aš manau, kad praktinė patirtis darbo vietoje, jinai yra svarbiau negu sėdėti ir pusę metų ieškoti svajonių darbo, kai tu nežinai, ar tu jį gausi. O kokį patarimą duotum, nuo ko pradėti? Nuo kokios įmonės, ar ką jūs turite omeny? Taip. Vėlgi, labai priklauso. Aš tai pradėčiau, taip, aišku, aš savo turėčiau sąrašą kažkokių top įmonių, į kurias aš noriu ir pirmoje aš tikrai pabandyčiau aplikuoti ten. Tik aš galbūt daryčiau ne taip, kad kur būna ten aplikacijos formas, siūsk CV, aš parašyčiau ar kažkokiu būdu susisiekčiau su įmonės atstovu. Tai greičiausia būtų personalo specialistė, jeigu yra ten draugų, pažįstamų, kas dirba, pasikalbėčiau šiek tiek, kokios iš vis yra galimybės man, kaip žmogui, kaip pradedančiajam, teikti kandidatūrą ir gauti tą darbą. Dažnai specialistai sako, taip, atsiųskite, apsvarstysim, bet jūs jau turite galimybę šiek tiek prisistatyti, pasikalbėti su to žmogum, papasakoti apie save, ką jūs mokat, ko nemokat, jūs gaunate daug informacijos. Tai aš pereičiau per tą sąrašą, tada pasikalbėčiau kiek įmanoma su HR specialistais, padalyvaučiau renginiuose, jeigu tai yra įmanoma. Ir tada, jeigu, pavyzdžiui, nieks manęs nekviečia ar ne į tas mano svajonių įmonės,
tai aš tada siūsčiau ten, kur matau galimybės tiesiog. Tai reiškia... Kažko pradėti, ar ne? Jo, čia visaip galima atsidaryti įmonių sąrašą, ar ne, kažkokiam portale, tarkim, Rekvizitai LT, kas dirba su IT. Čia aišku yra darbas, bet aš visada sakau, kad darbo paieška yra darbas, šiandien atostogos, žmonės kartais, nu jo, ten porą žinučių LinkedIn parašiau ir šiandien gana. Sakau, ne, jūs turite kiekvieną dieną dirbti, siųsti CV, jums neatrašo, jūs turite kalbinti, jeigu mato telefono numerį, turite skambinti. Realiai turi save parduoti. Taip, parduoti, bet gal net labiau pasiekti rezultato. O kaip siekti rezultato, tai jo dažnai neužtenka tik vieną žinutę išsiųsti. Tai vat yra tas atkaklumas, bendravimas, paieškos. Šiaip apie tai mes turėjom prieš tai podcastą su Vyteniu iš personalo atrankų, tai kas nežiūrėt to podcasto, galite ir tą pasižiūrėti. Tai irgi bus ten daug patarimų. Tikriausiai bus dar daugiau būtent iš darbo paieškos srities. Tai aš sakyčiau, kad visur yra svarbu atkaklumas, komunikacija ir supratimas, kad jeigu šiandieną nepasisekė, tai nereiškia, kad ta nesėkmė tęsis visą gyvenimą. Būna žmonės aplikuoja į tas svajonių įmonės, bet gauna neigiamą atsakymą vėliau, pavyzdžiui, neatlikę techninės užduoties. Tai vėlgi, čia reikėtų nenusivilti, kad viskas aš niekam nereikalinga, bet galbūt paklausti, kodėl jums nepavyko praeiti tos užduoties. Ir gavus grįžtamą į ryšį, pasistiprinti savo žinias, visom prasmėm, nes jūs mokotės. Galbūt jūs suklydot darbo pokalbio metu, tiesiog negebėjot papasakot savo motivacijos. Tikrai labai dažnai žmonėm tas kliūdavo ir įmonė rašo, mes nesupratom, kodėl jis nori, kodėl tokia žmogaus motivacija. Tai aš kartais net patariu, neiti taip, kaip čia, freestyle kalbėti. Jo, galima pasiruošti darbo pokalbį su specialistu. Tai daug ką duoda bendras pasiruošimas apie įmonę, apie tą darbo vietą. Ir tada su kiekvienu tokiu pasiruošimo etapu jūs galų gale pasieksite sėkmę. Bet vėlgi gali būti ir taip, kad tuo metu nesigaus ir jūs grįšite į kažkokią sritį, kurioje jūs galbūt anksčiau dirbote arba nueisite ne į tą sritį. Bet reikia suprasti, kad galimai su tom žiniom jūs jau ir toj srity, kurioje dirbote anksčiau, galėsite gauti geresnį atlyginimą, geresnės pareigas, įdomesnius projektus. O jeigu vis tiek jūs norite dirbti IT, tai tas atkaklumas jis vis tiek atves jūs ten, kur jūs norite būti. Tikrai yra pavyzdžių, kur žmonės pradeda nuo mažų įmonių ir nueina po to į svajonių įmonės, apie kurias jie svajoja, bet jau kitam lygyje, nes žmogus dirbo ir jau dabar jis, pavyzdžiui, turi ką parodyti, ilgametę patirtį, projektus didelius ir čia viskas yra laiko klausimas. Aš čia gal dar papildžiau to, ką dabar irgi apie projektus, kaip paminėjai, ką parodyti. Tai iš tikrųjų, ką aš ir savo klientam dažnai sakau ir kiek atrankose dirbdama matydavau irgi tų istorijų, kai žmonės keičia po kursų, turi tą vieną projektą apčiuopiamą. Aš visada sakydavau, kad laisvalaikiu tai turi būti irgi toks jau įprotis kažkokį susigalvoti projektą. Gal draugai ten, nežinau, kažkokį verslą vysto, jiem pasiūlyti svetainę. Gal ten dar kažkokius, kad tą portfolio kurti ir daryti, taip laisvų metu, nes, vieno projekto dažnai pakankamai būna maža tam, kad ten tai svajonių įmoniai parodyti, nes dažnai bus bent vienas, ten kitas toj pačioj grupiai, kurie sakys, aš ten turiu sąrašą dabar ir tą nuveikiau. Tai šitas tikrai mano akim labai žmonėm irgi padeda. Arba ko pačiam galbūt trūksta, ar ne, ir pagal tai padaryti projektą. Nes tada ir tie 3 ar 6 mėnesiai, kol tu lauki svajonių įmonės pasiūlymo, jie nepraeina veltui, nes tu praktiškai nepameti tų įgūdžių ir žinių, ką jau mokėsi per kursus. Aš dar noriu pabrėžti, kad tie 3 mėnesiai, tai yra, kai tu darai viską, ką aš paminėjau, atkakliai labai motyvuotai. Nes jeigu žmogus tiesiog sėdi ir laukia, tai 6 mėnesiai irgi nebus rezultato. Labai greitai praeis. Jo, ir gali būti, kad jau praeis metai. Ir jūs labai teisingai sakot, kad tuos projektus tikrai reikėtų tęsti, susikurti naujų. Jeigu matot, kažkokia įmonė vykdo tam tikrą veiklą, tai galite net pabandyti kažkokio tipo, ten, tarkim, duomenų analizę padaryti, tos įmonės, nežinau, ar duomenimis, ar kažkokia iš tos srities. Aš turėjau vieną žmogų, čia jau ne iš mūsų mokyklos, bet jis pats į mane kreipėsi. Tai mes irgi ten dėl jo karjeros duomenų analizės srityje šiek tiek bendravom, padėjau. Tai irgi
nu, tu turi pasirinkti kryptį ir galbūt net pagalvoti, kaip tu su ta kryptim susijęs jau dabar, o galbūt padaryti kažkokį projektą, kuris atitinka tos organizacijos ar tų organizacijų specifiką, nes tada, nu, irgi taip yra parodoma motyvacija ir susidomėjimas, nes, nu, kai tu ateini, tu turi paaiškinti, kodėl tu nori. Tugi nepasakysi, nu, jūs tiesiog, vat, viena iš top įmonių, aš noriu pas jūs dirbti. Tai tokių žmonių yra daug, kas nori tą įmonį dirbti. Tam ir yra kažkokia ir motyvacija, ir argumentai, kodėl, ir projektai ypatingai. Tai tobulėt po mokymų negalima sustoti tikrai. Jeigu jūs neįsidarbinot iš karto, jūs turėtumėte toliau savo žinias vystyti bet kuriuo atveju, nes jūsų projektas pasens ir kai darbdavys žiūrės, sakys, tai jūs pusę metų daugiau nieko nedarėt, jūs sakysit ne. Nu, tai irgi jau, jo, bet tai irgi jau parodo, kad žmogus, nu, kaip ir neaišku, ar jam labai įdomi tas rytis. Dažniausiai tai irgi parodo tam tikrus tokius nusavybės, kurios ne visada gal atitinka darbdavių lūkesčius. Mūsų pokalbis jau šiek tiek eina į pabaigą. Aš tik tai noriu priminti, kad su nenuolaidos, bet mes dovanojam konsultaciją, ar ne? Tai kodas bus įkvėpti konsultacijai. Bus Techmugės metu nuolaida ir nuolaida po mokymų. Tai labai lauksime visų atvykstant į konsultacijas ir į mokymus. Ir aš dar turiu laišką, kurį mes trumpai tiesiog panagrinėkim. Tai mum Monika rašo. Sveiki, jau kurį laiką svarstau keisti karjerą ir vis labiau traukia IT sritis. Galbūt front-end kūrimas ar testavimas. Šiuo metu dirbu marketinge, bet jaučiu, kad nebeauga nei motyvacija, nei pajamos. Kartu labai bijau, kad galiu nepatempti techninės pusės arba prarasti stabilumą. Kaip atpažinti, ar IT sritis man tikrai tiktų ir nuo ko pradėti tokią karjeros kryptį, kai atrodo, kad viską reikės pradėti nuo pačio nulio. Tai aš čia girdžiu dvejonę ir dėl finansinių tokių dalykų, kad bus nestabilu ir būtent kurią kryptį pasirinkti. Nu jo, mes iš esmės ir pradėjom šitą pokalbį nuo web svetainių programavimo, tai čia tikrai galėtų būti viena iš krypčių Monikai, nes jinai apie tai pati ir kalba, tik dar kartais dažnai žmonės supranta frontendą kaip UX UI dizainą. Tai čia yra šiek tiek dar skirtingi dalykai, nes yra frontendo programavimas ir yra UX UI ir tai yra tiesiog, kodėl sakau skirtingi, nes tai yra dar atskiri kursai. Bet kadangi jinai dar buvo užsiminus ir apie testavimą, nu va čia reali situacija, dabar aš jau matau galimybes ir ką jinai galėtų iš vieno kurso gauti kaip naudą. Tai full stack kurse mes mokom šiek tiek ir UX UI pagrindų, labai nedaug, nes iš esmės mintis yra, kad UX UI pamokom tik tiek, kiek reikėtų programuotojui, kad tą dizainą po to įgalinti, kad jis veiktų. Bet čia gal jos marketingo žinios tada automatiškai jau tokios yra pritaikomas, nes tu vizualiai tam tikrus dalykus matai, kas ten parduoda, tai nu irgi kažką gali atsinešti. Kuriant svetainės šiaip dizainą ir pačią svetainę, tai taip labai yra svarbu suprasti, į ką žmonės kreipia dėmesį, kokios yra dizaino tendencijos, kur turėtų būti mygtukas, koks turėtų būti svetainės išdėstymas ir tie trendai jie vis tiek keičiasi. Tai žinoma, jeigu žmogus yra iš rinkodaros srities, tikriausiai, kad jau dalį kompetencijų tokių gal bendrinių turės. Bet kalbant apie frontendą testavimą, tai vat šito kurso metu žmonės šiek tiek prasitestuoja ir pačias svetainės, tai jie gauna tokių bendrų ir testavimo įgūdžių. Tai ką Monika turėtų kaip rezultatą po kurso, jinai mokėtų kurti full stack svetainės, tai programuoti ir frontendą, ir backendą. Ir dar galimai kurso eigoje jinai supras, kad gal jie labiau įdomus backendas yra nei frontendas. Ir su tom bendrom žiniom jinai tikrai galėtų eiti į testavimo sritį kaip pradedančioji. Aišku, testavimas yra atskiras mokslas, tam mes turėjome ir atskirą kursą. Bet jinai jau pačiupinėtų. Jo, bet jinai jau bus pačiupinėjus. Ir dažnai įmonės labai palankiai žiūri, nes kaip dažnai atsiliepia, sako, mes norėtume žmogaus, kuris arba yra baigęs tiesiogiai testavimo mokymus, arba kokius nors programavimo kalbos mokymus mums irgi tinka. Tai jeigu taip žiūrėt, tai Monikai būtų iš karto labai daug karjeros pasirinkimų. Frontend programuotoja, backend programuotoja, pradedančioji testuotoja ir dar full stack programuotoja. Tai jeigu mes dabar paimam kiekvieną šitą kategoriją, tai čia jau yra pakankamai didelis variantų kiekis ir tu gali aplikuoti į vieną, į kitą poziciją ir ta sėkmė jinai ateis greičiau. Kas liečia nestabilumą, čia finansinį, kaip supratau. Aš irgi taip išskaičiau, kad turbūt
Ar tai bijo, kad pajamos bus mažesnės pačioj pradžioj? Tikriausiai pajamos bus mažesnės, labai priklauso, kur jūs pradėsite, kokioje įmonėje, ką susitarsite, kiek jūs dabar pajamų, Monika, gaunat, nežinau, bet taip, reikėtų nusimatyti, kad darbo atlyginimas startiniai pozicijoje tikrai gali būti mažesnės, tą reikėtų įsivertinti, bet tokių dalykų vėlgi galima pasiklausinėti, darant tą savo tyrimą. Ir galima pasiplanuoti, bet plius minus kokiam laikotarpiui tada jau tas mažesnis atlyginimas būtų. Sakyčiau, jeigu jūs įsidarbinat, tai vėlgi, kiekviena įmonė turi savo atlyginimo paketą, ten augimo. Čia gal labai priklauso nuo to, nuo kokio atlyginimo dabar taip startuoja pati Monika, ką ji dabar uždirba, nes jeigu tu esi dar toks junior marketingo specialistas, tai bus viena turbūt situacija, tai irgi pasižiūrėti, kas dabar yra. Ir būna tiesiog, IT įmonės moka iš karto starte daugiau. Bet šiaip, jeigu tai bendrai žiūrėt, tai aš sakyčiau 6 mėnesiai, tai bandomasis laikotarpis po jo dažnai keičiasi. Būna tam tikrai tikslai nustatyti, jeigu žmogus suprogresuoja, pradeda dirbti ir per mėnesį jau parodo kažkokius labai gerus rezultatus, jam gali keistis atlyginimas ir po mėnesio. Bet šiaip dažniausiai tai vyksta po bandomo arba po 6 mėnesių. Kai kur įmonės iš karto įvardina, kartą į metus peržiūrim, tai tik po metų. Bet tam ir yra tas dalyvavimas pokalbiuose, bendravimas, kad suprasti šiek tiek, kokia yra situacija. Bet kuriuo atveju visada aš sakau, reiktų ruoštis gal blogiausiam scenarijui, kad galimai jums išvis pradžioje pasiūlys neapmokamą praktiką kelių mėnesių. Taip irgi gali būti, todėl tas pusmetis po mokymų tikrai reikėtų nusimatyti kažkokių ir finansų ir kitų dalykų. Kita vertus, jeigu šiuo metu Monika dirba, tai jai nebūtina išeiti iš darbo, nes mokymai yra ir dirbantiem vakariniai. Tai galima labai sklandžiai mokytis naujų dalykų. Jau būna pas mus studentai mokymų metu praėję tam tikrą kurso dalį, jie jau kandidatuoja į darbo pozicijas ir būna net iki kurso pabaigos jau susitarę ir turi naują darbdavį. Tai tik tiek, kad mokymų metu reikia suprasti, kad jūs ir mokotės, ir dirbate, ir dar darbo pokalbiai. Atsiranda užduotis. Tai šiek tiek irgi reikėtų suprasti, kad tas krūvis bus didesnis. Bet tie, kas, žinokit, atkaklų žmonės ir nori iš karto visko čia ir dabar, tai jie pasidaro viską ir užbaigia kursą, gauna darbą labai greitai. Aš dar pati, kaip matyčiau šitą situaciją, tai žmogus gali planuotis į ateitį ir, tarkim, neišeiti iš savo darbo, bet pradėti freelancinti marketingę ir tada pradėti mokytis, nes vis tiek tada tas laikas toksai tampa imlesnis viskam. Taip. Dar toks variantas. Taip, svarbu, čia gal svarbu turėti planą ir šiek tiek iš pradžių pasianalizuoti, nenerti stačia galva tiesiog. Mes turime mokymų ir nedirbantiem, kurie trunka mėnesį, 2 mėnesius, jie yra tikrai intensyvūs ir labai dažnai žmonės klauso, tai kaip čia įmanoma per tą 1 mėnesį išmokti? Įmanoma, priklauso nuo to, kokia programa ir kas įdedama. Ten pasakojama ne nuo pasaulio sukūrimo, bet rezultate žmogus gauna tikrai praktinės žinias, gali jas taikyti darbe, bet ten reikia pasiruošti mokytis, nes visą dieną jūs mokinatės ir taip visą mėnesį. 5 darbo dienas, tai kaip į darbą einat. Esu labai daug girdėjęs gerų atsiliepimų iš žmonių, kurie sako, aš taip mokinausi, buvo sunku, bet dabar atėjau į darbą, ten dar sunkiau, nes ten ir dirbi, ir mokaisi IT sritis, bet toliau reikia mokytis, niekas nepasibaigia. Aš kaip sakau, visada išėjimas iš komforto zonos, jisai šiek tiek yra nepatogus. Taip. Tai vis tiek to nepatogumo bus. Taip. Tai Monikai, šiaip ir visiems klausytojams norėčiau patarti, bet kuriuo atveju, jeigu jūs eisite mokytis, jūs supraskite, kas gali būti blogiausio. Iš esmės, jeigu jūs jau turite patirties, jūs galite ateiti dirbti ir į tą pačią sritį, kaip minėjau, bet dažnai su tam tikrom IT žiniom jūs galite užsiimti žymiai įdomesnę veiklą, nei darėte prieš tai vėlgi atsiveria daug galimybių. Tai čia turbūt yra irgi labai svarbu. Tai kai jūs priiminėjat kažkokius karjeros sprendimus, remkitės ir tuo, kas jums įdomu, patinka ir kokios yra jūsų vertybės. Vieniem labai svarbu padėti žmonėm ir jie dažnai eina programuoti kažkokių medicininių sprendimų, kiti domisi finansais, eina į bankus dirbti. Tai jeigu jūs ateinat su backgroundu, tarkim, iš finansų sektoriaus, ir tampat programuotoju, jūs labai būsit įdomus, pavyzdžiui, fintech ir šiaip bendrai finansų įmonėm. Kodėl? Nes jūs suprantat visą procesą ir dar mokat programuoti. Ir labai dažnai įmonė sakydavo, mums reikia žmonių iš logistikos, pavyzdžiui, nes mes kūrėm sprendimus logistikai
Ir tas žmogus, kuris supranta, kaip ten veikia sandėlys, kaip pasikrauna, nu, jis žymiai geriau programuos, nes jis supranta visą procesą ir logiką. Tai, ką jūs darėte anksčiau, nereikėtų vertinti kaip kažkokį minusą. Reikėtų žiūrėti, kiek jūs galite iš to išgauti pranašumų, privalumų ir jų tikrai atrasite bet kokioj srity. Ar tai klientų aptarnavimas, ar tai aviacija, teisėsauga, bet kas. Ir bent jau nebebus to kirminėlio, kur, o jeigu, bent jau pabandys, sužinos ir tada... Ir tas visas, aš galiu tik tai paantrint, kad tas visas žinias, jas paskui galima vienaip arba kitaip pritaikyti ir vat, ką Jevgenija paminėjai, kad nu, tai nėra nesėkmė, jeigu tu nusprendi, kad tau visgi ne tas kelias, jau pabandžiau, bet aš visur galiu tos įgūdžius pritaikyti. Tai, man atrodo, taip labai įkvepiantis irgi patarimas tiem, kas dvejoja ir dar svarsto, nepabijoti, turbūt pabandyti ir tik pabandęs gali aiškiau atrasti, ar tas kelias tavo. Taip, dažniausiai nepabandžius, mes ir liekam su tuo jausmu, kad norėjau, bet vat, vis nepabandžiau, o tada jau kažkaip jau ir praėjo tas laikas. Tai visada bandykit, žiūrėkit, galų gale tai gali tapti jūsų hobi kurti svetaines ar kažkam galbūt už papildomą mokestį atlikti duomenų analizę. Vis tiek tas kelias kažkur nuves. Taip, tikrai taip. Tai mes to ir palinkėsim savo klausytojams. Ačiū labai. Dėkui. Ačiū. Šis podcastas yra dalis įkvėpti bendruomenės, kurioje dalinamės įkvepiančiamis istorijomis, naudingomis mintimis, kurios gali irgi padėti keičiant karjerą, ieškant įkvėpimo, drąsiau prisimti savo autentiškus pasirinkimus ir turėti tokį gyvenimą, kokio norisi. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą, nes į šiuos podcastus kviesimės įvairius specialistus, kurie dalinsis savo žiniomis. Taipogi galite mus paremti Contribui, ten matysite pilnus įrašus ir prisijunkite prie mūsų bendruomenės įkvėpti.lt. Ten rasite irgi naudingą informaciją, galėsit užduoti klausimus, pasidalinti savo istoriją. Mes mielai su Ieva jūs pakonsultuosim, pasidalinsim savo žiniomis ir ten rasite palaikymo, kurio dažniausiai taip trūksta einant karjeros pokyčio keliu.